Arba labai greitai apie tai, kodėl tau gali patikti sportuoti ant stulpo ir gali nepatikti. Po 2 priežastis. Tai pirmoji priežastis, gan natūraliai galima įsilieti, nereikia papildomai pradžiai tikrai nieko lankyti ir tu pajausi, kaip reguliariai lankant treniruotę sustiprėsi. Jei! Kitas blogas dalykas, tai yra tai, kad labai skauda, visą laiką skauda. Jeigu tavo tolerancija skausmui yra šiek tiek mažesnė, pastebėjai tai, labai gali būti, kad pasibandysi ir suprasi, kad dėja, man per daug skausminga lankytis. Tačiau yra geras dalykas, oda po truputį pripranta, man tikrai daug mažiau skauda negu pradžioje, bet tikrai nesakau, jog skausmas visiškai praėjęs. Ir dabar antroji geroji priežastis, kodėl galima lankyti, tai nepaisant to, kad stulpas yra vienas tas pats, tu gali dirbti su statiniu, tu gali dirbti su besisukančiu, galbūt tau patinka kačelkytė ir tu dirbsi ant jėgos pratimų, galbūt tu nori būti lankstumo karalius ar karalienė ir tu dirbsi su tais triukais. Tai yra nuostabi laisvė pasirinkti, galbūt tu visada būsi prie lubų, o gal floor flow, low flow, ar kaip pavadinsi, bus visiškai tavo dalykas. Tai laisvė rinktis. Ir antroji, ta blogoji priežastis, visgi tai yra gan nišinis sportas, na bent jau kol kas Lietuvoje, nors ir yra nemažai tų studijų, tačiau įrengti studiją, ją prižiūrėti, turėti šiuos nuostabius stulpus, kainuoja. Tai gali būti, kai tiesiog tai nėra pats pigiausias hobis, kuriuom gali užsiimti.